Sveiki, aš esu Ramunė Čekuolytė, kino ir teatro režisierė. Per pastarosius 4 metus pristačiau 5 vaidybinius bei dokumentinius filmus, kurie buvo demonstruoti ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, Rusijoje. Šiuo metu ruošiuosi naujam filmui, pilnametražiniam vaidybiniam, pagal savo scenarijų Moteris pilku kostiumu. Moteris pilku kostiumu tai ironiška drama apie vidutinio amžiaus moterį Rūtą. Ji išsiskyrusi, pilku kostiumėliu, biuro administratorė, viena auklė paauglį sūnų Bernardą. Gydytojai jai diagnozuoja stuburo auglį. Gydytojai sako, jums liko gyventi galbūt 2 metai. Rūta bando gauti pinigų, išvykti tyrimams į JAV, ieško patvirtinimo pas būrėją, guodžiasi draugams, psichologui, bando ieškoti paguodos alkoholyje, bet galų gale susiduria tik su ironiška aplinkiniu požiūriu ir visiška neviltim. Rūta kartais važiuoja pas motiną, kuri raganauja, užkalbinėja dukrą vandeniu ir gydo žolėmis. Taip traukinyje Rūta sutinka Andrėjų. Tu pati renkiesi savo gyvenimą, sako vyras. Ir Rūta nusprendžia paskutinius gyvenimo metus nugyventi taip, kaip svajojo. Ir pirmą kartą gyvenime nusiperka nebe pilką, o žalią suknelę. Tačiau sūnaus pavydas naujam mamos draugui Rūta nuveda į kalėjimą. Pagrindinė filmo mintis ir idėja tai yra paskatinti žmogų nepasiduoti, kai jam yra diagnozuojama mirtina liga arba žemė čiuožia po kojomis. Mes nedramatizuojame. Filme stengiamasi į viską pažiūrėti šiek tiek su ironija, lengvumu. Filme labai daug yra gogoliškų personažų, šmaikščių dialogų. Stengiamasi žiūrovai įkvėpti tam tikro optimizmo. Aš labai noriu tikėti, kad šis trumpas pristatymas jums paliko teigiamą įspūdį apie filmą. Ir jūs tikrai norėsite prisijungti prie mūsų komandos ir padėti mums realizuoti mūsų idėjas. Labai tikiuosi, kad mes susitiksime jau didžiuosiuose ekranuose. Ir iš anksto labai noriu jums padėkoti už pagalbą. Ačiū jums ir iki.